žmogus netikėtai pakyla į viršų, toliau jisai gali rinktis jums reikalingą sklypą, na ir jūs išsispręsite visas savo problemas. Be jokios abejonės, kad toks stebuklas įvyktų, pirmiausia, yra susitariama su šito žmogumi, toliau, kaip atsitiko ir šito atveju, verslininkui, kitam verslininkui yra parduodama iš karto šitą teisę, aišku, už žymiai didesnius pinigus. Ipolitas viso to nežino. Ir jisai tiesiog džiaugiasi gavęs pinigus. Tačiau, kai jisai pakyla į pirmą vietą, tie žmonės, kuriais jisai besąlygiškai pasitikėjo, staiga nusprendžia juo pasinaudoti ir uždirbti dvigubai. Jie atvažiuoja pas Ipolitą, šiuo atveju atvažiuoja tas pats žmogus, kuris skambino jam į duris, kurio jisai tuo metu nepažinojo ir sako: Ipolitai, reikia padaryti štai ką, reikia nutraukti tą mūsų preliminarią sutartį, mes tau duosim pinigus, jis jau 70 000 išleidęs, jis jų neturi, mes tau pervesim tos 70 000 ir tu juos iš karto pervesim mum atgal, tam, kad ta preliminari sutartis būtų nutraukta, o tada mes sudarysime naują preliminarią sutartį.